Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As soon as I got born again, even before I got born again, Kai aš atgimiau iš aukšto iš I karto I was ir prieš so tai, much interested in Bible correspondence courses. man buvo labai įdomu įvairios Biblijos studijos. Anywhere I find a Bible Paštu. correspondence course, I write to them. Kur aš Anywhere. atrasdavau Biblijos studijas Any paštu, address. bet Yeah. kokiame adrese aš parašydavau jiems. They will send the course and then Ir I jie will, man atsiųsdavo tas studijas some of them ant- takes 2-3 years, some of į them, kursą, kuris atspausdintas ir kartais, yeah, some of them took maybe 4-5 years. kartais reikdavo 6 So mėnesius I studijuoti, fill kartais the answers and send it 4-5 back. metus įvairiai. Ir aš užpildydavau, rasdavau atsakymus, studijuodavau ir And they išsiųsdavau corrected, atgal. and when they send Ir jie peržiūrėdavo, my patikrindavo answer sheet, they send the next lesson. ir jie atsiųsdavo atsakymą And man, after I finish the course, pataisė ir naują pamoką atsiųsdavo. and they Ir kai would aš give me užbaigdavau, a big diploma. ir kai aš užbaigdavau tą kursą, man pažymėjimą, diplomą Oh boy, when I atsiųsdavo. got my first diploma, Kai aš gavau pirmą I was diplomą, still in the school, going to school. aš buvau Oh mokinukas. boy, I felt so good. I just want to put on my forehead and run around and show to everybody. Taip jaučiausi, norėjau prie kaktos prisikliuoti, aplinkui apibėgti ir visiems I got a parodyti, diploma, kad gavau certificate, diplomą, pažymėjimą. Yeah. It feels so good. Taip gerai jaučiausi. And then later on, maybe I completed more than 35. Ir aš tokių kursų apie 35 baigiau. Yeah. From America, from Singapore, Philippines. Iš įvairiausių šalių, iš anywhere I Amerikos, find address, Singapūro, I write to them. Filipinų. I want to do Kur your rasdavau, course, please send me. kur rasdavau bet kokį kursą, tuoj pat parašydavau laišką ir pasakydavau, kad noriu studijuoti jūsų And kursą. anytime I want to ask my mom money for the Bible things, she would give me right away. Ir aš paprašydavau pas mamą Postage or pinigų, anything. kad man mama duotų nusiųsti laišką pinigų, ar dar kažkam, jeigu reikdavo sumokėti, mama iš karto duodavo. Today, I want to talk about spiritual diplomas. Noriu pakalbėti šiandien apie dvasinius diplomus. Yeah. We have a spiritual diplomas too. Mes taip pat turime dvasinius diplomus, Certificates. pažymėjimus. Yeah. And it's very interesting to see. Tai labai įdomu pamatyti tai. Oh, in January, I think Splendid has that fashion show. I don't know, Yeah, February. in February. February. In the cold, yeah. In the coldest time, they had a fashion show, and the teacher asked Splendid to go. Mūsų dizaino mokytoja paprašė Splendid sudalyvauti jos drabužių parodoj, žodžiu, ir Yeah. apsirengti drabužiais ir In the cold weather, madų konkurse paprašė 100 jas people came sudalyvauti. from all over Lithuania. Ir ta diena buvo nustatyta ir tie šalčiai užėjo 25 laipsnių, 28 per tas dienas ir I vis thought viena, they were ten buvo cancel it, moksleivių, žodžiu, moksleivių reikalas ir visi susirinko, gal kokį 100 maždaug tų dalyvių ar And out panašiai. of all of them, he got a first prize, first model. Ir- The best model Ir Splendid among the gavo 100 people. apdovanojimą kaip geriausias Oh modelis. boy, when he got the diploma, Bet jis yeah, you could see nežinojo. his face. Mes išvažiavom, anksčiau laiko buvo taip šalta ir prailgo, žodžiu, mums tik paskambino ir pranešė. Jis labai apsidžiaugė. And yesterday was their music festival in Birstonas. Ir vakar buvom Yesterday. Birštone, Oh, ten boy. tokiam muzikos festivalį. And he played drums for several songs. Jis pagrojo keletą And then dainelių. for first time, he did the emceeing for 4 hours. Ir šį Whole kartą program. mokyklos sugalvojo, kad vedantieji būtų vaikai, nes visą MC. laiką būna jaunimas, paaugliai. Ir jie nusprendė, kad reikia vaikus pastatyti And then sang vedančiais. some songs Ir too. Splendid su kita mergaitė padarė vedančiaisiais. Taigi keletą valandų jam reikėjo be sustojimo. After 4 hours, he gave at the end Reikėjo, žodžiu, big certificate. reikėjo jam kalbėti. Ir už tą Oh, yeah. kalbėjimą gavo pažymėjimą. And he wanted to bring it from the stage, like to show everybody. So Taigi nice. atėjo pas mus pasirodyti su savo pažymėjimu. Feels so good. Labai When, apsidžiaugė. it's natural. Tai natūralus jausmas, natūralus dalykas. It's what is this, like a commendation, Rekomendacija, Yeah. And pagyrimas. somebody says something, oh, you're doing wonderful. Kažkas pasako, tu taip šauniai I mean, gerai padarai no matter kažką. you Tai. show it or not, but it feels good. Nežiūrint to, ar tu pasirodysi, ar Yeah. parodysi savo jausmus ar ne, bet jautiesi gerai, kai tave kažkas pagiria, kad tu šauniai Anyone who pasielgiai. disagree with me, doesn't feel like that. Ar galit paprieštarauti man, If- kad tai netiesa? Somebody says, oh, you're doing wonderful. Jeigu You're so kažkas good. pasako, taip gerai padarei, I argi don't tu think blogai nobody would jautiesi? like it. Kam tai nepatinka? Yeah. But let's read Mark's Gospel. Morkaus Evangeliją paskaitykim. Mark's Gospel, 4th chapter, 4 skyrių. 40th verse. 40 eilutė.
I want to show you several diplomas Noriu parodyti jums keletą diplomų. that Jesus gave. You know, Diplomų, kuriuos coming Jėzus. straight from Jesus. Diplomai, kurie tiesiai iš Jėzaus. Yeah. 440. Mark's 440. Morkaus 4:40. Jis tarė jiems, kodėl jūs tokie bailūs, ar vis dar neturite tikėjimo? You know who he was talking to who? Su kuo jisai kalbėjosi apie tai? Yeah. And this, I mean, for the whole story we don't need to go, but before this incident happened, Prieš įvykstant šiam įvykiui, Jesus taught the disciples Jėzus mokino mokinius all day, visą dieną, from morning to evening, nuo ryto iki vakaro. full teaching. Pilnas mokymas, pilnas apmokymas. Yeah, right there, just a few verses before, Keletą- 33, 34. Read. 33-34 eilutė. Daugelį tokių palyginimų Jėzus skelbė jiems žodį, kad jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jis jiems nekalbėdavo, bet kai pasilikdavo vienas su savo mokiniais, viską jiems išaiškindavo. Yeah, and the 4th chapter, first verse, it says he was teaching on the beach, for Ir the, 4 skyriui 1 eilutė, kad jis mokino palei ežerą. he taught the multitudes. Jis mokino minę, And to the disciples here, he said, he explained everything. bet savo mokiniams jis viską paaiškindavo. And he told them until they have energy to hear. Ir It jis says, mokino juos tol, kol jiems užteko energijos As jėgų much as they can klausyti. hear. Tol, kol jie galėjo klausyti, tol jis juos And the next mokino. verse, he says, the same day in the evening. Ir sekant eilutė pasakyta tą pačią dieną vakare. And he went on the boat along Jie with the disciples. kartu su mokiniais įlipo į So, valtį ir all išplaukė. day teaching Taigi visą dieną mokino about all the things. apie įvairiausius dalykus. And after teaching, Ir po mokinimo this storm came atėjo ši audra to test their faith. išbandyti jų tikėjimą. How much they received it. Kiek jie gavo? Every time when you hear the word of God, Kiekvieną kartą, kai girdi Dievo žodį, the test comes, the storm comes audra ir išbandymas to ateina test how much the word of Patikrinti. God going inside you. patikrinti, kiek Dievo žodžio turi savo viduje. And the same day the storm came, same day in the evening. Audra atėjo tą pačią dieną And they were vakare. all, they all thought they're gonna die. Visi Disciples. galvojo, kad jie žus. Visi And Jesus mokiniai. was sleeping, Jėzus woke miegojo. him up, Jie prikėlė said, Jėzų. Jesus, we are dying. Jėzau, mes mirštame. Don't you care? Tau nerūpi? He just got up. They disturbed his sleep Atsikėlė, even. jie sutrukdė jo He miegą. said, he rebuked the wind Jis and told the sudraudė, sea to be calm. jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui nurimti. And they were so shocked. Jie buvo nustebę ir šokiruoti. They shocked not at the storm, but the power that Jesus has towards the storm. Jie nebuvo šokiruoti audra, bet That jie it buvo had to be quiet. šokiruoti Jėzaus valdžia tai audrai. And then he's giving the diploma to them. Ir jiems Jėzus įteikė diplomą. They went through intense course. Intensyvų kursą praėję they jie went buvo. all day course. Visą dieną praėjo intensyvų kursą. And what diploma they got? Kokį diplomą gavo? No faith. Neturi He says, tikėjimo. why you still have no faith? Jėzus sakė, kodėl jūs neturite visgi After tikėjimo? teaching that long, I Visą explained dieną everything. jūs mokinau ir viską išaiškinau. What kind of diploma we got? Kokį diplomą čia galim gauti? First diploma, Jesus gave it to the disciples. Pirmą diplomą, kurį Jėzus įteikė mokiniam. No faith at all. Neturi tikėjimo. Yeah. I mean, it would be easier for us to support the disciples if they never been taught by Jesus. Mums būtų lengva suprasti ir palaikyti mokinius, jeigu jie niekad nebūtų buvę mokinami Jėzaus. And the whole 4th chapter was teaching, Jesus teaching, whole 4th Visą chapter. 4 skyrių Jėzus juos mokino. And whatever he taught in the afternoon towards the evening, it was not written. Ir tai, ką Jėzus mokino visą popietę vakare, neužrašyta apie tai, ką Jėzus mokino. Pakabinsime. Tegul diplomai kabo. Here comes the first diploma. Taigi, pirmas diplomas. And interestingly, these are all coming from Jesus' mouth. Jesus is giving to them. Jėzus, tai išėjo iš Jėzaus burnos. Jėzus jiems To the suteikė disciples. savo mokiniams.
So, I mean, if disciples got it after teaching a lot of teaching from Jesus, Jeigu mokiniai tokį diplomą gavo, išklausė didelį ilgą kursą Jėzaus mokymo, do you think it's possible that we also get sometimes this diploma? ar manot įmanoma ir mums tokį diplomą gauti? Huh? I also got sometimes. Kartais ir aš esu tokį diplomą gavęs. My brother got one time, very big one, like this. Mano brolis tokį diplomą milžinišką vieną kartą gavo. He just got born again. Jis tik įtikėjo And he wants to go to Bible college. ir nori važiuoti į Biblijos mokyklą. And suddenly God sent a man of God from New Zealand come to our house. Ir Dievas atsiuntė žmogų iš Naujosios Zelandijos į mūsų namus. And he's the Bible college principal. O jis He's the boss. Biblijos mokyklos vadovas, jis viršininkas tos mokyklos. I mean, no relation, nothing, no friendship. Mes nebuvom iki tol pažįstami, nebuvom draugai, jokio giminystės ryšio, nieko bendro. And, he asked my brother, Ir jis paklausė mano brolio, what are you doing now? ką tu darai dabar? Well, I'm just finished my university. Sakė, aš tik pabaigiau mokintis universitete Empty now. ir dabar laisvas. Oh, say, why don't you come to my Bible college? Sakė, New Zealand? ar nenorėtum atvažiuoti į mano Biblijos I mokyklą will Naujojo give full Zelandijoje? scholarship. Sakė, aš tau sumokėsiu už mokslą. Come this July. Atvažiuok That was Liepos in March. mėnesį. Yeah. Tai jis pasakė kovo mėnesį. And he said, oh, my brother was so Mano excited. brolis labai Oh, boy. sužavėtas, I mean, susijaudinęs. yeah. And he thought he already went. Jau- That's how much he felt good. Jau taip jaudėsi, tarsi ten nuvykęs. Yeah. And here goes, I mean, we never been outside of the country. Mes niekad Nobody nebuvome, from our family. iš mano šeimos First tuo time, metu niekas nebuvo išvažiavęs we iš don't know Indijos. nothing about visas, nothing. Pirmą kartą reikia išvažiuoti, neturim net supratimo, kad And a reikia lot of vizą money. gauti Yeah. ir pinigus mokėti už tai. After trying the visa, Kai pabandė gauti vizą, and the ticket was so expensive. bilietas brangus. Not very expensive but that time we Nu, were, I mean, taip, for taip, us. tai mums atrodė labai brangus. And my brother goes, Ir mano brolis he got so upset. supyko. It looks like he's not going to go. Panašu, kad jis nevažiuos. And he thought, I'm losing the good opportunity. The principal is giving me free boarding, free Ir jis lodging, galvoja, free. tokią galimybę prarandu. Mane losing. direktorius pakvietė nemokamai atvažiuoti ir mokintis. So, Šitokia galimybė. and he was shouting to God. Taigi jisai rėkė ant Dievo. And tomorrow evening you need to pay for the ticket. We booked it, but Mes no money. padarėm rezervaciją bilieto, bet pinigų nėra sumokėti už bilietą. Jau rytoj reikia vakarė yeah. sumokėti. And then he was in the church, He Ir was jis buvo just, bažnyčioj. wandering and walking around. Vaikštinėjo and aplinkui. saying to God. Ir jisai dabar And the time is coming, less than 24 hours. liko mažiau negu 24 telling. valandos. Without money, it is impossible to go to New Zealand, Lord. Ir jis pradėjo šaukti, Dieve, be pinigų neįmanoma nuvažiuoti į Naująją Zelandiją. And God spoke to him back. Ir Dievas jam prakalbo atgal. He said, without faith, it is impossible to please me, son. Dievas jam pasakė, sūnau, be tikėjimo neįmanoma man patikti. And my brother said, he didn't get it. Jis nieko nesuprato He said, pradžiai. Lord, without money, it is impossible to go to New Zealand. Pasakė, How can I buy the viešpatie, ticket? be pinigų neįmanoma nuvažiuoti į Naująją Zelandiją, aš negaliu bilieto nusipirkti. And God gave him a second diploma again. Ir Dievas jam davė antrą diplomą. Without faith, it is impossible to please me, son. Sūnau, be tikėjimo neįmanoma man patikti. He still didn't get it. He Jis said, nieko nesuprato 3 dar. times he heard it. Dar jis 3 kartus tai išgirdo. After, he was under my dad's teaching, after Jis listening, klausė born mano again long tėčio time. mokymo daug metų, atgimęs. Yeah. I remember 1985. Tai buvo My brother got that diploma right there. What that? 1985 Then tas after 3 diplomas. times, Po 3 kartų he realized it. jis suprato. That's right, Lord. Teisingai viešpatie. It's not the money. Tai ne It's piniguose the reikalas. faith I need. Tai ne pinigų man reikia, bet tikėjimo And man then he prayed, reikia. Lord, Tada jisai meldėsi. increase my faith, Lord. That I believe for Sustiprink the mano tikėjimą, padidink jį, kad aš galėčiau Increase my tikėti faith, tavim. Lord. Padidink mano tikėjimą. Oh boy, the same evening, Ta patį vakarą one believer in the church, atėjo viena tikintysis iš bažnyčios. he was offended at my dad Jis buvo įsižeidęs, Because he always- įsiskaudinęs mano tėčių. My dad always preaches holiness. Mano tėtis pamokslauja Holiness. šventumą You visą gotta be laiką. straight with God, no playing. Viskas, jokių žaidimų, No playing with turi God. tiesiai šviesiai su Dievu. He got offended Taigi jis įsiskaudino and stopped paying tithe. ir jis nustojo aukoti 10. And that evening, Ir tą vakarą he bought the whole bunch of money. jis all atnešė this daug tithe. pinigų, surinkęs 10 nuo I don't know how long, maybe 1 year, 2 years, whatever it keletos is. metų. And then
maybe 2,000-3,000 rupees left over after Ir dar, buying the ticket. ir dar nupirkus bilietą liko pinigų keletą tūkstančių rupijų. So it's not the problem, or it's not the solution, it's the faith we need. Tai ne problema, That's the main ne thing. sprendimas, bet tikėjimo, ko mums reikia. Yeah. And, once in a while, I check myself. I ask Karts nuo Lord karto myself. I say, aš Lord, save patikrinu. hey, is there any area, Lord, I'm getting this diploma? Sakau, viešpatie, gal aš kurio nors gyvenimo srity tokį diplomą I don't want to gaunu get iš that tavęs. diploma. Aš tokio Who would you nenoriu. like to get diploma? That one. Kas norėtų tokį diplomą gauti? Even if that is a gold plated around it, I still don't want it. Jeigu tas diplomas ir ant auksinės lėkštės užrašytas, aš tokio I don't want nenoriu. that one. Even if it is embedded with the diamonds, Netgi su deimantais Oh, no. papuoštas, aš tokio nenoriu. I want to get diploma. Oh, my faithful servant. Aš noriu diplomą išgirsti Good tokio and faithful. Huh? geras ir ištikimas tarne. Let's see the second diploma. Pažiūrėkime į kitą diplomą. Matthew's Gospel. Mato Evangelija, 16 skyrius. These are all Jesus speaking. Čia Jėzaus žodžiai, 16, 8. 8 eilutė. 16:8. Mato 16:8. Tai supratęs Jėzus tarė, mažatikiai, kodėl svarstote, kad nepasiėmėte duonos? Yeah, and here goes the second diploma. Antras diplomas. A little bit promoted, little bit. Truputėlį paaukštinimas. No faith at all in the beginning. Pirmasis, be tikėjimo. Now here goes Jesus, he say, "O ye of little faith." Mažo tikėjimo žmonės. Labai trumpa. Huh? Maža. Maža. O ye of little faith. Mažo tikėjimo And žmonės. this is not even, in the Gospels, little faith is used only 4 times. Evangelijose mažas tikėjimas pasakyta 4 kartus. And all the 4 times, Ir visus 4 kartus it is about, daily necessities. apie kasdieninės reikmes. And look at this, Jesus was talking, I'm not going to tell the whole story. Aš nepasakosiu visos istorijos. Disciples were just thinking. Mokiniai tik galvojo. They got a thought. Tokia mintis. And, we don't have, we did not bring any bread. Neatsinešėm duonos. And Jesus already perceived their thoughts. Ir Jėzus perpratęs jų mintis. Why are you thinking like that? Kodėl taip galvojate? They did not say anything. Jie neištarė dar, tik galvojo. They're just thinking. Jie tik galvojo. Look at that. Pažiūrėkite I mean, tai. even in thinking, they got a diploma. Netgi už savo mąstymą gavo diplomą. They did not have to say anything. Net nereikėjo pasakyti nieko. And then Jesus is giving an example. Ir Jėzus tokį pavyzdį duoda. Don't you remember Ar neprisimenat, how I fed 5 loaves with the 5,000? kaip aš pamaitinau 5,000 su 5 kepalėliais, Four loaves with the 7,000. o Or seven loaves with the su 4,000. 7 kepalėliais 2 4,000. times. 2 kartus. And they themselves were witnesses to that miracle. Ir jie buvo liudininkai to stebuklo patys. They themselves lift up all the crumbs, leftover pieces into the baskets. Jie surinko trupinius į krepšius. They saw with their own eyes. Savo akimis viską matė. They experienced that miracle. Patyrė patys tą stebuklą. And still Ir visgi could not get to faith. negalėjo As tikėti. much as Jesus required. Taip kaip Jėzus iš jų norėjo. Look at that. Pažiūrėkite tai. O ye of little faith. O jūs mažo tikėjimo. It's a little bit better than that one. Geriau negu Yeah, pirmasis. at least something we have. Nors truputėlį turim kažką. But they're still not the best. Bet ne pats geriausias. Still, Jesus was not happy. Jėzus nebuvo patenkintas. Even to have a little faith, Jesus was not happy. Jėzus nebuvo patenkintas jais, kad jie turėjo tik mažą tikėjimą. Jesus is not satisfied. Jėzus nebuvo pasitenkinęs. To have just to get by. Šiaip ne taip Just praeiti. to go daily, things, just to get by. Šiaip ne taip išgyventi. From problem to problem. Nuo problemos iki From a problemos. storm to storm. Nuo audros iki audros. Just to barely getting by. Šiaip ne taip ištverti. And you remember disciples were in the boat. Mokiniai buvo valtyje. And Jesus was praying all night on the mountain. Jėzus visą naktį meldėsi ant kalno. And early morning, Anksti iš ryto he came down the mountain jis nulipo nuo kalno and he wanted to check on the disciples. ir norėjo pasižiūrėti, kaip mokiniai laikosi. What they're doing, Ką veikia? And they're in the middle of the sea, O jie vidury ežero, and the storm came. atėjo audra. Early morning. Anksti iš Let's say ryto. 4 o'clock.
Na, tarkim, 4 ryto, nakties. ar And ryto. they were all again, so troubled. Jie labai sunerime. All 12 of them, they thought they're going to die. Visi 12 galvojo, kad žus. And Jesus is walking on the water. Jėzus atėjo vandens You paviršiuje. remember that story? Yeah? Atsimena tą I'm not istoriją. reading because of the time. But Dėl laiko and Aš they neskaitau. thought, they saw all 12 of them. visi 12 matė. And they say, oh, that's the devil. O, velnas. They thought that's a demon. Velnas. And Jesus Demonas. come close by. Jėzus He said- atėjo arčiau. and he rebuked them. He said, hey, come on, you dizzy fellows. Ar jūs, Hey, demon don't have a flesh like me. ką jūs savo galvojat? I am. Demonai neturi tokio I'm kūno Jesus. kaip aš Jėzus. And Peter got one idea, good idea. Petrui gera mintis šovė. Hey, really, Jesus, if it is you, Jeigu tai tu Jėzau, bid me to come. pasakyk, kad aš eičiau irgi vandenį. Hey, this is me. There is I'm not lying, it's me. So just Jėzus, come. Jėzus pasakė, tai aš, tai eik Petrai. So almost like Peter challenged Jesus. Taigi, Petras metė iššūkį Jėzui. Yeah, he gave Jesus, no choice. Jėzui nebuvo pasirinkimo. If it is you really, Jeigu tai tu tikrai, let me come also. liep man eit vandeniu pas Hey, tave. boy. And Jesus said, come. Jėzus pasakė, eik. And Peter started walking. Ir Petras pradėjo eit vandeniu. And again, read that one verse again. Pažiūrėkime šitą eilutę. Where 14th chapter, 14 Matthew skyrių. 14. Mato 14. let's see, 28, 29, 30, 31. 28 eilutė. Petras atsiliepė, viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, ateik. Petras išlipęs iš valties ėjo vandeniu, norėdamas ateiti pas Jėzų. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjęs skęsti, sušuko, viešpatie, gelbėk mane. To jau ištiesęs ranką Jėzus sugriebė jį ir tarė, mažatiki, ko suabejojai. And look at the other, same diploma Peter got again. Petras gavo vėl tokį Yeah. patį diplomą. He says, now this is an interesting thing. Dabar labai įdomus dalykas. Jesus said, come. Jėzus pasakė, eik, ateik. Peter walked on the water. Petras ėjo vandeniu. But is that little faith? Ar tai mažas tikėjimas? Have you ever walked on the water? Ar ėjai kada vandeniu? But you know what is a little faith here? Žinot, kas yra mažas tikėjimas čia? He has if he has a doubt, Jeigu he would not have walked it. jis būtų turėjęs abejonę, jis nebūtų pradėjęs eiti. He has a faith, Jis turėjo tikėjimą, but only for short distance. bet tik trumpam atstumui. It lasted only little season. Tai tęsiasi tik trumpą sezoną, trumpą etapą. It did not last. Tai He has tas tikėjimas neišgyveno toliau. That's what sometimes, when we hear the word, Kai mes girdime Dievo žodį, faith comes. tikėjimas ateina. I mean, we are so puffed up and we are Mes pripildyti- pumped up, very good. Pripildyti, pripumpuoti. But when the storm comes, Bet ateina audra. does this faith last that long? Ar tas tikėjimas išgyvena taip ilgai? Big faith lasting only little time is the little faith. Didelis tikėjimas, kuris išgyvena tik trumpą laiką, yra mažas tikėjimas. And then how the devil used it to last only little time. Ir kaip velnas panaudojo tai, kad tai išgyventų tik mažą laiką. He bring the wind and the waves. Jis atnešė bangas ir vėją. And listen this one. Paklausyk tai. Walking on the water has nothing to do with the wind and the waves. Ėjimas vandeniu neturi nieko bendra su vėju ir bangom. Nothing. Nieko bendra. Can you walk if there is no wind, no waves? Ar tu gali eiti vandeniu, jeigu nėra bangų ir vėjo? Nobody. Niekas negali eiti vandeniu. No. You put a nice worship music. Gali užsidėti puikią garbinimo muziką. Very calm. Vanduo, viskas labai ramu. Can you walk? Ar gali eiti vandeniu? No. Ne. So the devil brings, that has nothing to do with walking on the water. Tai, tai ką velnas Nothing. atneša, neturi nieko bendra su ėjimu vandeniu. You see? Nothing. Nieko bendra. Let's say if there are no wind and no waves, if he can walk, we can understand. Well, the winds came and he sunk. Galvojam, aha, nebuvo vėjo, nebuvo bangų, jis gali eiti, bet va pakilo vėjas, bangos, jis kęsta. Walking on the water, that has nothing to do with the wind. Ėjimas vandeniu neturi nieko bendra su vėju. That's the one the devil brings Velnas atneša tai, to take your attention away from Jesus to put on the wind. kad patrauktų tavo dėmesį nuo Jėzaus ant vėjo. And that way, Ir your tada- faith would last only little season. Tavo tikėjimas
išgyvens tik trumpą etapą. Yeah, I mean, no other disciple walked on the water. Joks kitas mokinys nėjo vandeniu daugiau. Nobody except Jesus. Niekas išskyrus Jėzų patį. Actually, Peter did not walk on the water. Petras nėjo vandeniu. He walked on the word. Jis ėjo ant to žodžio, kurį Jesus said išgirdo. it, come. Nes Jėzus pasakė ateik. And he walked on that word. Ir jis ėjo ant to žodžio. If we take this word, Jeigu mes paimam šitą žodį, and that's the only one who will take us as long as the faith needed for our problem, for anything. ir jeigu tas žodis vienintelis As long dalykas, as. ko mums reikia, tol, kol ta problema yra, kad mums pereiti visą tą ilgį, kiek reikia pereiti, On the word of God. ant Dievo žodžių. It doesn't matter how long it takes to get Nesvarbu, the victory for your problem. Doesn't Kokio matter. ilgio ta atkarpa ir kiek reikės, kad pergalę gauti. And we will have a lot of faith, but we suddenly, all the gas goes, disappears. Turim and daug then losing the tikėjimo, faith. turim daug tikėjimo ir staiga visas benzinas išbėga. He Ir walked very good. tikėjimas dingsta. You see? Nes jis pradėjo jis labai gerai ėjo vandeniu. My dad would memorize the Lithuanian verses, Mano tėtis atsimindavo lietuviškas rašto eilutes and he was reading this word, ir šitą eilutę skaitė jisai taip. Tikjayimas. That's how he reads. And then he was teaching like that in India, Tikjayimas. Ir mokino kitus taip. Now, let's see the third one. Pažiūrėkime į trečią. Matthew's Gospel. Mato Evangelijoje, Again, Jesus speaking. vėl Jėzus kalba, 15th chapter, just one chapter before. 15 skyriui, 28. 28 eilutėje. Tada Jėzus jai tarė, o moterie, didis tavo tikėjimas. Here goes the third diploma. Taigi trečias diplomas. We got no faith, a little faith, Neturi, now neturi great faith. tikėjimo, mažas tikėjimas, o dabar didis And this is about tikėjimas. a woman. Čia eina kalba apie moterį. Yeah. And what? She got, I think, a daughter, demon possessed, I think, or some sickness. Yeah, demon possessed, yeah. Ji turėjo dukrą, apsėstą demonų, And tormenting. Tormenting. kurie ją Very bad. kankino smarkiai. And she came to Jesus. Jie atėjo pas Jėzų, And it says he did not even speak one word jis to her. nekalbėjo nei vieno žodžio su ja. Nothing. Nieko. But she would not give up. Bet ji nepasidavė. She would not, her character is, she would not take no for an answer. Jos charakteris buvo toks, ji negalėjo, ji nepriėmė atsakymo ne kaip atsakymą. And after, all the conversation goes through, Jesus is declaring. Ir Jėzus paskelbė. He said, mother, it's like a woman. Moterie, o motina, Yeah. Great is thy faith. didis yra tavo tikėjimas. Why is it great? Kodėl didis? Look at this. She's a woman. She's not even a Christian. She was not even a Jewish. Ji moteris, netgi nebuvo žydė. Yeah. And Jesus telling, Ir Jėzus jai look at pasakė. that. She would not take no for an answer. Ji nepriėmė žodžio ne kaip atsakymo. It doesn't matter even it looks like we're not going to get any answer from God or doesn't like we're Nežiūrint- not going to hear anything from God. Nežiūrint, kaip beatrodytų, ar mes sulauksim ar nesulauksim atsakymų iš Dievo, If we don't give up, bet jeigu mes nepasiduosim, mean that we would not quit. nesustosim. And we don't take a no for an answer. Ir nepriimam kaip atsakymą. You will get the same diploma. Great is thy faith. Gausi tokį patį diplomą, didis tavo tikėjimas. If we don't quit. Jeigu mes The only thing, nepasiduosim ir the nesustosim. only thing we need to quit is quitting. quitting. Vienintelį dalyką, ką mums reikia sustabdyti, tai sustabdyti sustabdymą. Žodžiu, nustoti, sustoti. Only thing we need to quit is quitting. That's all. Ką mums We reikia nustoti daryti, tai nustoti, sustoti. quit quitting and keep on believing. Ir tęsti tikėti. That's the one key in this woman, Raktinis dalykas šitos moters gyvenime. And let's see one more. Pažiūrėkim dar vieną. Didis tikėjimas. Matthew's Gospel, 8th chapter, Mato Evangelijoje 8 skyriui, 10th verse. 10 eilutė. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų, sakau jums, net Izraelyje neradau tokio tikėjimo. But it's in English, it says Lietuviškai pasakyto tokio tikėjimo, anglų kalboj so great faith. tokio didžio It's, tikėjimo. even in Telugu Labai it says, didžio tikėjimo. yeah,
Labai didis Yeah, tikėjimas. this much great faith. Jo, labai didis tikėjimas. Who he is talking to? This is again Jesus talking Vėl Jėzus pasakė tai. Ir kam jis tai pasakė? to the centurion. Jis pasakė šimtininkui. Yeah, and he's a Roman centurion. Jis buvo romėnas, kareivių vadovas, 100 kareivių vadovas. And he has a servant, Jis turėjo tarną. and servant is sick. Tarnas apsirgo. And he probably servant is gonna, in a deadly disease. Something dangerous. Pavojinga, mirtina liga. And he asked, Jesus to. It's in a read in 5th and 6th, 8th chapter, 5th and 6th. 5-6 eilutė. Jėzui sugrįžus į Kafarnaumą, prie jo šimtininkas maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Yeah, and Jesus told him. Ir Jesus Jėzus told him. pasakė. Without asking, it's very interesting. Jesus said, okay, I will come to your house and I will heal your servant. Jis nepaprašė, kad ateitų Jėzus ir išgydytų jo tarną. Jėzus pats pasiūlė: aš ateisiu ir išgydysiu But jį. look at the centurion's reply. Bet pažiūrėkite į šimtininko He said, atsakymą oh Jėzui. Lord, you don't need to even come. Sakė: Viešpatie, tau net nereikia ateiti. I'm not even worthy to receive you into my house. Aš nesu vertas, kad tu ateitum į mano And he said, namus. speak the word only. Pasakė: tik ištark žodį. Speak the word only. Tik ištark žodį. And my servant will be healed. Ir mano tarnas And he pasveiks. did not say, my servant may be healed. Ir nepasakė: mano tarnas galbūt Or pasveiks. he did not say, my servant may get well soon. Ir galbūt mano tarnas greitai pasveiks. He said, my servant will be healed. Pasakė: mano tarnas Just pasveiks. speak the word only. Tik ištark žodį. And this centurion recognized the power in the word. Šitas šimtininkas atpažino jo valdžią ir jėgą žodžiuose, jo žodyje. And that's why, Jesus could say, oh, what a great faith. Dėl to Jėzus So galėjo great pasakyti: faith. labai didis tikėjimas. And he marveled. Jis stebėjosi. Jesus was shocked. Jis buvo šokiruotas. Oh boy. At his, unbelievers' faith. Šito netikinčio pagonio tikėjimu. And the Bible says God sent his word to heal them. Heal Ir them. Biblija sako, kad Dievas pasiuntė savo žodį, kad išgydytų And this juos. centurion recognized, Šitas šimtininkas tai suvokė ir atpažino. Lord, you don't need to even come. Viešpatie, tau nereikia net ateiti. Just speak. Tik kalbėk. Or sometimes even, Jesus is talking and he's with us and we still worry. Jėzus Yeah. su mumis, jis kalba mums, o mes tebe And pergyvenam. he's giving a promise after promise. Jis suteikia pažadą po pažado. And he says, I'm with you, child. Ir jis sako: aš su tavimi, I esu never leave you nor mano forsake dukra, you. mano sūnau, tavęs niekad nepalieku ir And still we nepleidžiu. worry. O mes tebe And pergyvenam. we don't have enough hope in his word, what he promises us. Neturim vilties jo žodėje, jo pažaduose. And these last two diplomas, Šie paskutiniai du, there is some significance, not significance, but there is similarities. labai didis tikėjimas. What is the Yra panašumai, paskutiniuose dviejuose yra panašumas. these two incidents? What is the common thing? Kas yra bendra tarp šių abiejų įvykių? Actually, looking at the situation, they look like a no common thing. Žiūrint į tas situacijas, atrodo, kad nėra nieko bendra tarp tų One situacijų. is a man, Vienoje situacijoje yra vyras, other one is a woman. kitoje moteris. One is a centurion, Vienas šimtininkas, and the other one is a housewife. namų šeimininkė. And one has a position, Viena su didelė valdžia jam patikėta, other one just ordinary woman. kita paprasčiausia What is the moteriškė. common in them? Kas yra bendro tarp jų? Why Jesus has to tell these Kodėl two, Jėzus turėjo šitiems dviems tai oh, pasakyti? so great faith? Toks didis tavo tikėjimas ir didis tavo tikėjimas. You know what is the common thing? Žinot, kas yra bendra tarp jų? They both are Gentiles. Jie abudu pagonys. They are not Jewish people. Jie nebuvo žydai. You know what made their faith so great? Žinot, kas padarė jų tikėjimą tokį didį? They do not have any knowledge of the law. Jie neturėjo jokio supratimo apie Dievo įstatymą. Nothing. Nieko. Their only focus is Jesus. Jų vienintelis dėmesys Jėzus. Their main focus is how great Jesus is, how powerful Jesus is. Koks didis Jėzus yra, koks galingas ir stiprus Jėzus yra. No, not looking at themselves. Jie nežiūrėjo į save. They don't even think about they have a faith that great.
Jie net negalvo apie save, kad turi tokį didį tikėjimą. They are only just looking at Jesus himself. Jie žiūrėjo tik į Jėzų, patį Jėzų. Sometimes, what, we just wrangling ourselves with all kinds of, this rule, that rule, this Mes one, that one. supainiojam save įvairiausiomis taisyklėmis, Plainly focusing on Jesus and come boldly to God kad and say, paprasčiausiai sutelktumėm visą dėmesį Lord, į you're Jėzų so great. You ir can do, Lord. I ateitumėm believe it. drąsiai pas viešpatį ir pasakytumėm viešpatį, aš tikiu tavim, tu gali tai padaryti. And the second thing is, Antras dalykas, in both cases, abiejuose first atvejuose, one is they both are Gentiles. pirmas kas bendra, abudu And pagonys. the second thing is, Antras dalykas, they both were not asking Jesus for themselves. jie abudu neprašė Jėzaus pagalbos savo pačiam. They are standing in the gap for somebody else. Jie prašė dėl kažko kito žmogaus. Centurion has a servant. Šimtininkas prašė tarnui padėti. Look at this. Not even a family member. Servant. Tarnas netgi nebuvo šeimos narys. And he's standing in the gap for the Jis servant. užtarime stovėjo dėl savo tarno. And that woman was standing in the gap for her daughter. Ta moteris užtarime buvo už savo dukrą. So the second thing is, they are not asking themselves like a selfish. They are asking for Antras somebody dalykas, else. ko jie neprašė savo, savanaudiškai prašė kitam. In the Gospels, when Jesus was on the earth, Evangelijose, kai Jėzus vaikščiojo žemę, Jesus was shocked only 2 times. Jėzus buvo šokiruotas tik 2 kartus. This is one time. Tai vienas iš tų 2 kartų. He says 8:10. Read 8:10. Matthew 8:10. Mato 8:10. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų, sako jums, net Izraelyje neradau tokio tikėjimo. He was shocked, huh? It says. He was surprised. Well, surprise, Yeah. the translation. Yeah. And let's see one more surprising where Pažiūrėkime Jesus was dar, kur surprised. Jėzus stebėjosi kitą kartą. Mark's Gospel, Morkaus Evangelijoje, 6th chapter, 6 skyriui, 5th verse. 5 eilutė. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas ir juos išgydė. Ir jis stebėjosi jų netikėjimu. Jesus was surprised only 2 times. Jėzus stebėjosi tik 2 kartus. One time about centurion's faith, Vieną kartą stebėjosi šimtininko and the tikėjimu other time about his own people's unbelief. ir antrą kartą stebėjosi savo That's all. žmonių netikėjimu. Tik tiek, viskas. Either your faith or Arba- unbelief. Arba tikėjimas, arba netikėjimas. Only 2 times. Tik 2 kartus. In what area we want to shock Jesus? I mean, we want to surprise Jesus. Kokiu būdu mes norim nustebinti Jėzų ir šokiruoti In our jį unbelief? savo netikėjimu? Huh? Or in our faith that like, centurion. Ar tikėjimu kaip šimtininkas? He was telling, even in holy Israel, I never found this great faith. Jėzus pasakė, visam Izraelyje aš neradau tokio tikėjimo. Look at that. Pažiūrėkite į tai. You know why? Žinot, They were kodėl? all conscious about the law. We got to keep this rule. We Jie, gotta keep this. jie labai buvo sunerimę, jų sąžinės labai kalbėjo apie įstatymą, mums reikia to laikytis, reikia tai daryti. I got to keep Sabbath. Turiu laikytis šabato. I got to sing 3 songs before I receive miracle. Ir 3 giesmes turiu sugėdoti prieš įvykstant Oh, it's stebuklai. wonderful to sing, Yra nuostabu gėdoti, but there is no any conscious of self-righteous law. bet įstatymą, bet nereikia to suvokimo apie įstatymą, kuris atneša mums savo nuosavą teisumą. Only focus is about Jesus and His Žvilgsnis grace, turi būti nukreiptas į Jėzų ir jo malonę. and they received very quickly, Ir tada jie gavo labai greitai, very easily. labai lengvai. Did you put that one? Ne, which one? Not that. One more. No, I think we did. Yeah. Next one more we want to see. Great faith I put. Yeah, great faith and so great faith. And next one more is Book of Acts, Apaštalų darbuose. 6th chapter, 6 skyrius, 5th verse. 5 eilutė. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui ir jie išrinko Steponą, vyrą pilną tikėjimo ir šventosios dvasios. And here is the one more diploma coming. He is full of faith. Jis yra pilnas tikėjimo, dar vienas diplomas. Yeah, this is about Stephen. Stephen. Čia talking. Steponas.
And he was full of the Spirit, full of the Holy Ghost, and full of faith. Jis buvo pilnas šventosios dvasios ir pilnas tikėjimo. And then let's see one more. Pažiūrėkime į dar vieną. Romans. Laiškas romiečiams, Romans 4th chapter, 4 skyrius, 19th verse. 19 eilutė. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, nors jam buvo apie 100 metų ir Saros įsčių apmirusiomis. Yeah. 20 also. Yeah, 19 and 20. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadų, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui šlovę. Strong in faith. Stiprus Full tikėjime of arba faith and strong in faith. And that's Tvirtas tikėjime. talking about Abraham. čia eina kalba apie Abromą. 100 years old. 100 metų. And everything was like a dead. Viskas numirė. And God promised him a son. Dievas pažadėjo sūnų. Still would look like not going to show up. Panašu, kad nebus to sūnaus. But the scripture says now, he was not weak in faith. Jis nebuvo but full of silpnas faith. tikėjime, I mean, jis strong buvo in faith. stiprus tikėjime arba tvirtas tikėjime. Strong, yeah. In the same verse, 19 and 20, yeah. 19 eilutėje pasakyta, jis nebuvo silpnas tikėjime. So if there is no possibility of getting weak in faith, God would not have written that. Paskutinis diplomas silpnas tikėjime. Jeigu nebūtų galimybės tapti silpnu tikėjime, Dievas nebūtų to užrašęs. Yeah. God wrote him. He put that word. He was not weak in faith. That means there is a possibility that sometimes, believers can get weak faith. Pasakyta, užrašyta, kad jis nebuvo silpnas tikėjime, reiškia, yra galimybė tikintiesiems tapti silpniems tikėjime. Out of all these 7, what diploma you would like to get? Kokį diplomą norėtumėte iš šitų 7 gauti? Now look at different reactions. Why you want to settle with a weak faith? Kodėl norite apsistoti ties silpnu tikėjimu? They say, what? He's saying, not weak, but not totally weakened. But it's interesting to see. Good one. Hallelujah. Thank you, Jesus. So today I just want to encourage you. Taigi noriu padrasinti jūs šiandieną. If disciples heard Jesus' personal teaching, everything, they could get a certificate of no faith. Jeigu mokiniai, kurie asmeniškai girdėjo Jėzų mokinant juos, gavo iš jo pažymėjimą neturintys tikėjimo. There is a possibility also for us. Taigi, Sometimes we might mums tokia galimybė irgi yra gauti tokį pažymėjimą. And out of all these things, Iš visų šitų, you see, I would like those Gentiles' faith man patinka tų pagonių tikėjimas, because their focus, nes jų žvilgsnis, how great God is. koks didis Dievas. So today I want to encourage you. Taigi noriu padrasinti jūs šiandieną. No matter what storm you're going through, Nesvarbu, per kokią audrą beitumėt dabar, šiandieną. focus on Jesus. Sutelkit dėmesį į Jėzų. Focus on how Jesus is able to get you out of the storm. Sutelkit dėmesį į Jėzų, kaip jis gali išvesti jūs iš tos audros. The main reason people fall Žinot, kodėl žmonės krenta, pagrindinė priežastis or defeated. ir yra pralaimėtojais, pralaimėtojais. Main reason is broken focus. Jų žvilgsnis yra nevientisas, jų žvilgsnis yra, It's a broken focus. jis yra sudaužytas, suskaldytas, jų dėmesys visas suskaldytas. That's the devil's trick. Tai velnio triukas. That's how the devil came to Peter. Taip velnias atėjo pas Petrą. He broke his focus from Jesus. Jo put it dėmesį on this. sudaužė ir patraukė nuo Jėzaus į aplinkybės. And in other words, it's a distraction. Reiškia, kitais žodžiais tariant, kad dėmesio toksai sumaišymas, nukreipimas dėmesio, pertrauk dėmesį, taip. And distraction is unhealthy attraction to the wrong side is a distraction. Žinot, kas yra to dėmesio nukreipimas? Repeat. Unhealthy attraction towards the wrong side is a distraction. Nesveikas potraukis į neteisingus objektus. Yeah. It doesn't matter what the devil bring it. The main purpose is to stop you Ką in your velnias faith betneštų, walk. nesvarbu. In your Jo faith walk. tikslas, atnešant visas tuos dalykus ir aplinkybės, kad tave sustabdytų tavo For Peter, it tikėjimo was only wind and the ėjime. sea.
Petrui buvo vėjas ir bangos. But for us, maybe something else. Mums bus kažkas kito. It doesn't matter, whatever it is. Kas tai bebūtų? If you realize Jeigu suvoksi, the devil behind this main idea is to stop me from my faith walk. If you realize it, jeigu tu suvoksi, velnio pagrindinė idėja atnešti visą tai tau, tam, kad tavo tikėjimo ėjimas būtų užbaigtas. you will go. Your faith will not stop in the middle. Ir jeigu tu suvoksi, kad velnio tikslas toksai, tu nesustosi per vidurį. So what's taking your focus off? Taigi, kas tavo dėmesį nukreipia į kitą pusę? Disciples put their focus on the bread and the fish. I mean the loaves and Mokiniai fish. savo dėmesį sutelkė į duonų kepalus, kiek duonos And they turi. completely lost the main point. Ir prarado pagrindinį momentą. And their focus, and they were probably counting. Ir jie skaičiavo. You see, I mean, 5,000, 5 5000, loaves. 5 kepaliukai, Yes, 7 loaves for 7, 4,000. 7 kepaliukai, Now about how many 4000. Thomas we have here? We Kiek have čia mes 20,000 turim? here. 20 tūkstančių. At least we need 15 breads. We need. Now. Nors 15 kepaliukų reiktų tokiam All kiekiui. their focus You- is on that bread. Dėmesys visas ant duonos. Instead of focusing on Jesus, Vietoj to, kad it sutelktų should visą be. dėmesį į Well, Jėzų. he fed already 5,000. Jau vietoj to, kad pagalvot, pasakyt, And jau he jis fed pamaitino already 5000 4,000 he ir fed. 4 pamaitino And the same 1000. Jesus with us now. Tas pats Jėzus su mumis. What's the big deal now? Even 50,000 he can do it. Tai argi didelis dalykas jam pamaitinti 15? You see, their focus was changed. Jų žvilgsnis nukreiptas į šoną buvo pasikeitęs. But centurion Bet šimtininkas and that woman from the ir moteris Syrophoenician woman, Sirofinikietė, Jesus focus. jų dėmesys buvo Jėzus. Lord, even he was centurion was so determined that you don't even come, Lord. Šimtininkas antiek buvo pasiryžęs, apsisprendęs. speak the word. Jėzau, tau ateik nereikia. Ištark žodį. Tik ištark žodį. That much powerful. Taip stipru. I don't know, some more diplomas I need to find out. I mean, I look, I'm going to check some more. What other, Aš turiu paieškoti Biblijoje dar diplomą. if Jesus commanded some people in the Bible, I would like to find out why he did that and then do the same Jeigu thing. Jėzus kažkokį panašų diplomą, kažką panašaus suteikė kažkokiam žmogui, aš noriu sužinoti, už ką jis įgavo. If Jesus rebuked somebody, Jeigu Jėzus subarė kažką, I don't want to do the same thing aš nenoriu elgtis taip pat, kaip and tas be žmogus. rebuked by Jesus. Ir kad jis mane bartų už So tai. if these Gentiles did the same thing that he said, no Israel, in the whole Israel, nobody has a faith like this. Jeigu šitas pagonis taip tikėjo ir taip gyveno, kad I Jėzus would like to do pasakė, the same thing. Izraelija, aš net Izraelija neradau tokio tikėjimo. Lord, Aš noriu taip pat. how can you commend them? What is their secret? What is their Viešpatie, the kokia ta key? paslaptis, kur tas raktinis dalykas, aš irgi to noriu. That's the one I want to tell you today. Aš noriu būtent tai pasakyti jums. Find that key. Surask tą raktinį dalyką. What made them having so great faith? Kas jiems padėjo tokį didį tikėjimą And then turėti? to determine, Lord, I want to Ir do the apsispręsk. same thing, Lord. Aš irgi noriu I taip don't want to be daryti. like these Aš nenoriu disciples kaip mokiniai rebuked by you. Why you have no faith? subarti, kad neturi visai tikėjimo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How would be if Jesus comes now, I mean, into this room, Kaipgi būtų, jeigu Jėzus ateitų į šitą and kambarį kūną hands over each one a diploma? ir padalintų kiekvienam po diplomą? What diploma we gonna get it? Kokį diplomą gautumėm? How is it? I don't know. I don't know. But I'm just giving a thought to you. Aš tiesiog, aš nežinau, bet aš Lord, tokią if you're gonna mintį give me a duodu diploma, jums. now, Lord, what I'm Viešpatie. gonna get it in all these things, Lord. Iš šitų diplomų, kurį aš gaučiau. Jeigu Jėzus ateitų ir padalintų mums And God diplomą. will show you. Dievas, God will show you. Dievas gali parodyti jums kokį. Oh boy, I would like to put all my room with all good diplomas, Aš norėčiau turėti gerų diplomų pas save Yeah, pasidabinęs. nail them and then laminate them, nicely, put it in a frame, you see, Įrėminti. and to show off, you see. Yeah. Nobody would like to hide some recommendation somewhere. We would like to put it on the walls Niekam and show off. kažkokio geros rekomendacijos niekam nesinori pasileipti, nori parodyti kitiems. Hallelujah. No faith, little faith, Bet neturintis great tikėjimo, faith, su so mažu great faith, tikėjimu, didis strong in tikėjimas, faith, labai full didelis of faith, tikėjimas, pilnas weak in faith, tikėjimas, silpnas tikėjimas, stiprus 70% tikėjimas, faith,
70% tikėjimo, 20% faith. 25% I don't know what tikėjimo. percentage, but those are, you check yourself. You check your heart and you check yourself. Pats Hallelujah. pasitikrink savo širdį. Let's bow our heads, please. Prašau, nuleiskim visi galvas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You see, if full of faith gonna come just by teaching, Jeigu pilnas tikėjimo gali būti prisipildyti vien tik tai girdint mokymą, disciples would have got it. mokiniai būtų turėję Because tai. Jesus taught them personally 12 hours. Jėzus asmeniškai jūs 12 valandų mokino. So now, here's the question. Štai klausimas. To get strengthened, you need to decide yourself. Taigi turi pats nuspręsti. Whatever the word sown today, Žodis, kurį šiandien girdėjai kaip and whatever sėklą, the word you heard today, ir tai, ką girdėjai šiandieną, you need to grab hold of it turi pagriebtai, and to stand upon that word. laikytis to žodžio. Unless you do that, Jeigu to nedarysi, it's not going to help. jokios naudos. It just stays only in your mind. Pasiliks tik galvoj. It has to go down in your spirit. Tai turi nueiti giliau į So dvasią. today, let these words go in your spirit Tegul šie žodžiai pasiekia tavo dvasią. and help them to strengthen your faith. Ir leis, kad tai sustiprintų tavo tikėjimą. I don't know what area you need to be strengthened your faith. Aš nežinau, kurioje gyvenimo srity tavo tikėjimas turi būti sustiprintas. And God wants us to be strong in every area in our walk our life. Dievas nori, kad mes savo gyvenime kiekvienoje srity būtumėm stiprus. Maybe we are strong in one area, Galbūt mes esam stiprus and vienoje in the other srityje, area we are so weak, no faith at all. o kitoj srity labai silpni, And arba today, visai neturim tikėjimą. God wants you to refill in every area your faith completely full. Dievas nori šiandieną papildyti, pripildyti tave tikėjimu kiekvienai gyvenimo So sričiai. not only, you see, when there is one area full, the devil is not going to attack in that area. Jeigu vienoje gyvenimo srityje tu esi pilnas tikėjimo, velnias netakuos tave tenai. But he knows what area you are weak. Jis žino, kurioje srityje esi And that silpnas area he's going to tempt. ir jis tave gundis toj srityje. So today, Taigi, that šiandien area, God wants you to strengthen your faith. Dievas nori, kad toj srityje sustiprintum savo tikėjimą. So take a decision today. Padaryk Lord, sprendimą šiandieną. Viešpatie, Lord, I believe your word, Lord. aš tikiu tavo And I žodžiu, want to walk viešpatie. on your word, Lord. Aš noriu eiti ant tavo Not on my žodžio, own thoughts, ne ant savo Not according paties to my own minčių, thinking, ne pagal savo paties but according mąstymą, to your word, Lord. bet pagal tavo žodį. I believe, Lord. I decide myself. I'm going to make up my mind. Aš tikiu, viešpatie, aš follow apsisprendžiau you, Lord, your word. sekti tavo žodžiu. 100%. 100%. Every word of it, Lord, I believe and I follow, Lord. Kiekvienu tavo Thank žodžiu you, aš Jesus. tikiu, Thank you, viešpatie, ir seku tavim. But not only believing, but you had to obey. Ne vien tik tai tikėti, bet ir paklusti. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, I thank you, Lord, for today. Thank you, Jesus, for your word, Lord, today. Ačiū tau, viešpatie, už tavo žodį. Thank you, Lord, for each and every person that's Už sitting here, kiekvieną Lord. čia esantį žmogų. Lord, whoever needs to Viešpatie, strengthen their faith, Kam Lord, reikia sustiprinti in tikėjimą. any area, Lord. Bet kurioj srity. Oh, emotionally, Lord, financially, Emociškai, physically, finansiškai, mentally, fiziškai, protiškai, spiritually, Lord. dvasiškai, Oh, relationship-wise, or whatever santykių the area, atžvilgių Lord. su kitais, bet kurioj srity tai You know, Lord, bebūtų. exactly whatever the area they are weak, Lord. I want you to strengthen their faith, Lord, today. Viešpatie, Thank you, tu Jesus. žinai, Thank you, Lord. kokioj srity, kas yra Sirarababa, silpnas, prašau viešpatie, rimandalarama, sustiprink jų tikėjimą. robondo sararababa. Thank you, Lord. Holy Spirit, I thank you. Ačiū tau, I thank šventoji you for dvasia. refilling their faith, Lord. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu pripildai Help them, dėl Lord. Show tikėjimo. them, Lord, where they're missing. Show Ir them, Lord, parodai viešpatie kiekvienam, to kur stand kas upon your word, Lord. prasilenkia ir kam ko And not trūksta, kad depart from kiekvienas your word, stovėtų Lord. ant tavo žodžių, įsikabinęs Thank you, į tavo Jesus. žodį ir Thank you, Lord. neatsitrauktų nuo tavo Lord, žodžio. all those Ačiū tau words, viešpatie, Lord, in their kad visi tie minds, whatever žodžiai, in their minds, kad let visa it go tai, down deep in their kad spirits, tie Lord. žodžiai pasiekia jų protą, tavo žodis pasiekęs jų protą, nueitų gilyn į dvasią. Strengthen their spirits, Lord. Sustiprink viešpatie jų Strengthen their emotions, dvasias. Lord. Sustiprink Strengthen emocijas. their financial area, Sustiprink Lord. finansinę Strengthen their spirits, situaciją. Lord. Sustiprink jų dvasias viešpatie. Hallelujah. Strengthen their physical bodies, Lord. Sustiprink fizinius kūnus Hallelujah. viešpatie. Sirarabababa.
Robondo sararama labranda. Oh Lord, I Ačiū want tau, every one viešpatie. of you here, Lord, would get a good, the best commendation that you would give it to Viešpatie, them, kad Lord. kiekvienas iš mūsų viešpatie mes gautumėm pačią geriausią rekomendaciją iš tavęs. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau, Thank you, Lord. viešpatie. Hallelujah. Lord, Ačiū we tau, want to receive viešpatie. the best diplomas from you, Lord. Viešpatie, mes norim gauti pačius geriausius diplomus iš tavęs. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau, viešpatie. Praise you, Lord. Ačiū Thank tau, you, viešpatie. Jesus. Lord, help us to focus on you, Lord. Padėk mums viešpatie sutelkti dėmesį Not our į tave, circumstances, Lord. nei savo Not aplinkybės, our present situation, nei dabartinę padėtį, but on you, Lord. bet į tave, Jėzau. Lord, don't let anything break our focus, Lord. Viešpatie, neleisk niekam atitraukti mūsų žvilgsnį, suskaldyti mūsų dėmesį nuo We want to tavęs. keep 100% Mes focus on you, norim Lord. išlaikyti dėmesį Thank you, Jesus. Thank 100% you, Lord. tau. Thank you, Lord, for helping us, Ačiū tau, Lord. Jėzau, kad padedi Thank mums. you, Jesus. Ačiū tau, viešpatie. Oh, we praise you and worship you, Lord. Šlovinam ir garbinam tave. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ačiū tau, Hallelujah. Thank you, Lord. viešpatie. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau, viešpatie. Oh, praise you, Lord. Oh, hallelujah. If you don't know what area you are weak, and ask the Lord, He will show you. Nežinai, kur tau reikia sustiprinimo, kur esi silpnas, kurioj srity prašyk viešpaties, jis tau parodys. You see, as long as you don't know what area you are weak in, the devil would, bombard you, Kol in that nežinai, area. kurioj srity esi silpnas, velnas galės bombarduoti tave tenai. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau, Jėzus. Thank you, Lord, for showing each one of us, Lord. Ačiū tau, viešpatie, Show kad us, Lord. kiekvienam iš mūsų parodai. Parodyk viešpatie man. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for doing it. Thank you, Ačiū tau, Lord. viešpatie, ką darai. Oh, Už tai, ką magnify. darai, ačiū tau, Jėzau. Hallelujah, hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for strengthening us, Lord. We want to be like that Stephen, Lord, full of faith, Lord. Viešpatie, ačiū tau, kad sustiprinimus. We Mes want to be norim like būti Abraham, Lord. kaip Steponas pilnas tikėjimo. Strong in Ir faith, kaip Lord. Abraomas Hallelujah. stiprus tikėjime. When the devil comes to tempt us, Lord, Kai he velnas cannot ateis find nothing in us, Lord. gundyti mus, Hallelujah. kad jis Thank netrastų you, nieko Jesus. Thank you, mumise. Lord. Thank you, Jesus. Ačiū tau, viešpatie. Oh, Lord, help us, Lord, to surprise you with our faith, Lord. Padėk viešpatie mums nustebinti tave savo tikėjimu. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we want to surprise you, the whole heaven, Lord. Viešpatie, mes norim nustebinti tave ir visą dangų. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Not with our unbelief, Lord, but with our faith, we want to Ne savo surprise you. netikėjimu viešpatie, bet savo Jesus. tikėjimu. Help us, Lord. Padėk mums We viešpatie. need to Mums- walk on your Mums word, Lord. reikia Hallelujah. viešpatie Yes, Lord. eiti, gyventi Jesus. įsikibus į tavo žodį ant tavo žodžio. Hallelujah. Oh, Jesus' name. Jesus' name. Amen. What would be good if, Jesus sitting in heaven and telling the whole angels, hey, do you know those people in Ashminta? They really Kaip shocked puiku me. būtų. Kad Jėzus pasakytų visiems dangų ir angelams, tie žmonės ašmintoj tenai dabar, jie tikrai šokiruoja mane. Yeah. Did you see those little bunch over there in Ashminta? Matei tą, Oh, old tą houses. nedidelę grupelę tam senam name? Yeah, they really surprised me. Jie tikrai mane nustebino. Oh, yeah, we will surprise them, but not in unbelief. You know? Mes nustebinsim viešpatį, bet ne savo but with the netikėjimu, faith. bet tikėjimu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Who wants to Hallelujah. surprise Jesus in your faith? Kas nori nustebinti Hallelujah. viešpatį Thank you, savo Jesus. Thank you, tikėjimu? Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Viešpatie. And I guarantee, Oh, brangus you know Jėzus. what? Also, when you get a good word from God, God would never say bad words to you. Kai išgirsti kažką gero iš Dievo, Dievas nesako blogų žodžių. But when God says to you, you're doing good like this, Bet kai Dievas pasako, tu gerai darai, unseen strength comes into you. Unseen strength. nematoma stiprybė ateina. Yeah. And you feel like you are 1,000 elephant strength you Ir tu have. jautiesi tarsi turėdamas 1000 dramblių stiprybę. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, I forgot to show. One time we went to one movie star house in America. There, Deborah Paget. Aš vieną kartą buvau pas vieną kino žvaigždę Yeah. Amerikoje. We stayed there 3 nights. Aš 3 naktis pas ją nakvojau, jos vardas Deborah It's not done Paget. yet. And before we leave, Ir prieš išvažiuojant iš jos namų, she gave me one photo of her photo, ji man davė vieną savo nuotrauką and she wrote nicely. ir jinai užrašė ant tos nuotraukos. And she wrote, that's the one.
her name is Deborah Paget, Jos vardas Deborah Paget. and that's she acted with Elvis Presley. Ji vaidino one movie. filme kartu su Elvi Presliu. And she wrote Radiant. Ji parašė Radiant. You are truly radiant Tu esi iš tikrųjų Radiant with švytintis. Jesus. Tu iš tikrųjų esi švytintis su Jėzumi. Yeah. Lots of blessings to you. Palaiminimai tau. You're a friend and a sister in Christ. Tavo draugė ir sesuo Kristuje. Deborah Paget. Deborah Paget. And She's now 80. 77 or 78. She Ai, is jai still netu, alive. jai prieš gal 80 Maybe, metų, yeah. ji tebėra gyva, man atrodo. Yeah, and she put the movie name where she acted, you know. Ir užrašė filmo pavadinimą, kuriame filmą Yeah. vaidino. And she gave me one more also. Ir ji man Very davė nice. dar vieną. Oh boy. I mean, when I came to Cleveland, to that one, I hung up behind my bed. Kai aš grįžau namo į savo kambarėlį, pakabinau ant sienos. Yeah. And everyone who comes, I want to show it. Ir norėjau parodyti kiekvienam, Hey, kuris pas Deborah mane Paget. ateina. And she acted in 10 Commandments. Jinai taip pat vaidino filme 10 Dievo Yeah. įsakymų. And she acted other movies also. Very Ir nice. kitose filmuose. Spirit-filled, speaking tongues. Jinai Very good. atgimusi, pilna Solid šventosios Christian now. dvasios, rimta krikščionė. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And my prayer, Mano malda, every one of you here kiekvienam iš jūsų would get the best diploma from Jesus. geriausią diplomą gauti iš Jėzaus. That's all. I mean, that's the highest thing. Pats aukščiausias I mean, dalykas. Jesus don't say bad words. I mean, I told you, he's not going Aš to jau say, sakiau, well, Jėzus he never nesako says, blogų you žodžių. stupid, or you O tu dumb. No. kvaily netikėlė. No, don't say that. But, you know, Jėzus taip sometimes, nekalba. wow, I like your faith, son. Bet kai jis pasako, man patinka tavo Oh, tikėjimas, sūnau, I honor your faith. I'm going to reward it. aš pagerbsiu tavo tikėjimą ir tau atlyginsiu. That's the one. And I believe you all going to get it. I Aš believe. tikiu, kad visi jūs gausit tokį pagyrimą. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.